Čiurlionio laikų visata, tokia tema, šiek tiek gal ne visiškai sąžininga, nes pasakosiu ne vieną apie Čiurlionio laikus, nes visgi dėja tie Čiurlionio laikai gana trumpi buvo. Bet XIX amžiaus pabaiga, XX pradžia buvo įvairių perversmų moksle metas ir pramonėje, įvairiausi atradimai tiek fizikos srityje, tiek chemijos, biologijos ir taip toliau, kurie labai apvertė ir praplėtė mūsų supratimą apie visatą, apie mus pačius, apie tai, kaip pasaulis surėdytas. Ir šitie atradimai visokie neaplenkė ir astronomijos. Ir astronomijos srityje irgi buvo padaryti keli labai svarbus tokie proveržiai, kurie viena vertus pakeitė mūsų supratimą apie tai, kokio dydžio yra kosmosas, o kita vertus leido mums suprasti, iš ko susideda žvaigždės. Tai būtent apie šituos du atradimus papasakosiu. Ir jie visi, abi istorijos prasidėjo, galima sakyti, tas perversmas prasidėjo kažkada anksčiau negu Čiurlionis gimė, tai yra XIX amžiaus viduryje ar net pirmoje pusėje, o baigėsi tiek vienas, tiek kitas tais pačiais metais, galima sakyti, 1925. Taigi va tokį laikotarpį prieks mano pasakojimas. Nuotrauka šita, kurią matote, tai yra padaryta 1888 berods metais, viena iš pirmųjų kosmoso nuotraukų būtent, ir apie ją dar pakalbėsim šiek tiek ir vėliau. Pradžioj pradėkim nuo to, ką tiesiog visi plika akim galima matyti. Tai yra naktinis dangus ir paukščių takas. Nakties dangų apskritai nelabai skirtinga nuo to, ką mes matome dabar, matė ir mūsų labai tolimi protėviai, net ir tais laikais, kai dar jie nebuvo žmonės, homo sapiens, dar ankstesni mūsų protėviai prieš milijoną ar porą milijonų metų, matė iš esmės labai panašų vaizdą savo nakties danguje, nes nors nakties dangus po truputėlį ir keičiasi, bet tas vyksta taip lėtai, kad net ir, tarkim, jeigu mus nukeltų kas 100 000 metų atgal, tai pažiūrėję nakties dangų, matytumėm, kad kai kurie žvaigždynai yra šiek tiek kitokie, bet dar jos atpažinti beveik visus galėtų. Kitas dalykas, ką matome nakties danguje, kas net ir mūsų Lietuvos dangui yra gana ryšku, o pietų pusrutulio danguje dar ryškiau, tai yra paukščių takas, balzgana juosta su tamsiais visokiais tamsiais draiskalais, kurios vėlgi daugybė pasaulio tautų visai interpretavo. Mūsų protėviai galvojo, kad tai yra takas, kuriuo paukščiai skrenda į pietus žiemoti, dėl to yra paukščių takas. Kitose kultūrose tai buvo su pienu susiję, dėl to yra angliškai Milky Way, arba tas pats žodis galaktika yra iš graikiško žodžio reiškiančio paukščių taką. Jeigu stebėtume tiesiog, žiūrėtume į nakties dangų bent kelias valandas, tai neturėtume pastebėti, kad viskas sukasi. Atrodo, sukasi aplink vieną tašką, kuriame šiuo metu bent jau yra beveik tiksliai eina šiaurinė žvaigždė. Jeigu nukreiptume į nakties dangų fotoaparatą su labai ilgu išlaikymu, pastatytą ant trikojo, tai žvaigždžių tiesiog taškeliai, jie ištįstų į tokias arkas. Ir irgi matytume, kad viskas sukasi aplink kažkokį vieną tašką. Tai natūralu, kad matydami tokį vaizdą, mūsų protėviai padarė išvadą, kad čia yra kažkoks dangaus skliautas, kuris juosia žemę ir kad jisai sukasi aplink mus. Senovės graikai, pavyzdžiui, jie bene pirmieji buvo, kurie pradėjo kažkaip sistematiškai nagrinėti, kasgi tame nakties danguje matosi. Ir jie atkreipė dėmesį, kad kai kurie šviesuliai nakties danguje matomi, jie naktis iš nakties keičia savo padėtis kitų atžvilgių, pavadino juos klajokliais arba planetomis.
Ir jie išskyrė Merkurijų, Venerą, Marsą, Jupiterį, Saturną. Tai 5 planetas, taip pat Saulė ir Mėnulį irgi vadino planetomis, nes jų padėtis žvaigždžių atžvilgiu irgi keičiasi naktis iš nakties. Ir suvokė, kad čia tie objektai kažkuo skiriasi nuo kitų žvaigždžių. Taip bandė ant šitų pastebėjimų statyti jau kažkokį, sakykime, kosmologijos vaizdą. Tai yra kažkokia kosmoso visatos sąranga. Būtent iš antikinės Graikijos laikų mus pasiekė toksai modelis, vadinamas geocentriniu modeliu arba geocentrinė teorija, kuriame centre yra Žemė, aplink ją sukasi Mėnulis, tada šiek tiek toliau Saulė, tada dar toliau planetos, ir viską gaubia tas minėtas kupolas arba dangaus skliautas su prikaltomis žvaigždėmis. Kad Mėnulis yra arčiau negu Saulė, tai pakankamai lengva buvo suprasti, nes kartais pasimatydavo Saulės užtemimai ir pakankamai nesunkiai senovės žmonės suprato, kad čia tiesiog Mėnulis praslenka priešais Saulę. Bet kokie iš tiesų atstumai iki jų, jie nieko niekiek nesuprato. Ir toks vaizdas dominavo iki maždaug Renesanso laikų, kai tada dar detalesni, nuodugnesni stebėjimai ėmė atskleisti tokių keistenybių, kad planetos dangumi juda netolygiai, bet kartais būna, kad juda į vieną pusę, tada apsisuka į kitą pusę, pajuda, tada vėl į tą pačią pusę, ir skirtingais greičiais ir panašiai. Ir viso to paaiškinti tiesiog jų sukimusi aplink Žemę tapo nebeįmanoma. Taip, maždaug 16 amžiuje geocentrinė teorija pakeitė heliocentrinę teoriją, pagal kurią Saulė yra visko centras, aplink ją sukasi planetos, viena iš jų yra Žemė, aplink Žemę sukasi Mėnulis. Žvaigždės vis dar prikaltos prie kupolo. Panašiu metu, tiksliau 17 amžiaus pradžioje, buvo išrastas teleskopas. Ir toksai italas Galileo Galilėjus netruko suprasti, kad teleskopą galima pritaikyti astronominiams stebėjimams. Tai buvo pirmoji tokia milžiniška astronomijos mokslo revoliucija, tai būtent teleskopinės astronomijos pradžia. Ir Galilėjus, nukreipęs teleskopą į Jupiterį, pamatė, kad aplink jį sukasi 4 kažkokie mažesni taškeliai, 4 didieji Jupiterio palydovai – Io, Europa, Ganimedas ir Kalista, kurie dabar vadinami galilėjiniais palydovais, nes būtent Galilėjus juos atrado. Tai buvo vienas iš svarbių žingsnių įtvirtinant heliocentrinę teoriją, nes jis akivaizdžiai parodė, kad tikrai ne viskas kosmosas sukasi aplink Žemę, kad yra dalykų, kurie sukasi aplink Jupiterį. Ir tada lengviau buvo patikėti, kad gali būti, kad ir Žemė yra tik tai viena iš planetų, kuris sukasi aplink Saulę. O Mėnulis yra Žemės palydovas, kaip tie 4 taškeliai yra Jupiterio palydovai. Suvokę šitą struktūrą, žmonės pradėjo galėti bent jau bandyti išmatuoti, kokio dydžio yra planetų orbitos, pačios planetos, Mėnulis, Saulė ir taip toliau. Kad tą padarytų, vėlgi, iš vienos pusės reikėjo fizikos mokslo pažangos, kurie atėjo 17 amžiaus antroje pusėje, kai Izaokas Niutonas sukūrė praktiškai visą dabar vadinamos klasikinės fizikos pagrindą, tai yra suformulavo kelis dėsnius, kurie mums pasako, kaip objektai juda veikiami įvairių jėgų, ir suprato, kad gravitacija yra tokia jėga, kuri traukia objektus vieną prie kito, ir tai leido apskaičiuoti, tarkim, Saulės masę, žinant, per kiek laiko Žemė aplink ją apsisuka. Bet kitas dalykas, ko reikėjo šitų atstumų išmatavimų, yra toksai geometrinės žinios apie dalyką vadinamą paralaksu. Paralaksas labai protingai skambantis žodis, bet iš esmės tai yra reiškinys, kurį kiekvienas va čia ir dabar galite patirti. Tiesiog užmerkit vieną akį, pasižiūrėkit į vaizdą, užmerkit kitą akį, pažiūrėkit į vaizdą. Pamatysit, kad jeigu yra keli
objektai skirtingų atstumų nuo jūsų, tai viena akim matot juos vienaip susiprojektavusius, kita akim matot kitaip susiprojektavusius. Kas sėdit ne pirmoji eilėj, tai tiesiog galite priešais jūs sėdinčių pakaušius ir ekraną pasižiūrėti ir pamatysit, kad viena akim tas pakaušis uždengia šiek tiek vieną dalį ekrano, kita akim žiūrint kitą dalį ekrano. Lygiai taip pat važiuodami automobiliu matome, kad arti esantis objektai atrodo lekia per mus labai greitai, o toli esantis atrodo juda lėtai. Čia irgi yra tas pats paralaksas. Paralaksas iš esmės yra tiesiog regimojo vaizdo pasikeitimai, žiūrint iš skirtingų požiūrio vietų. Ir iš Žemės, pavyzdžiui, žiūrint, jeigu žiūrim iš Lietuvos į nakties dangų ir iš kokios Brazilijos, tai jis šiek tiek skirsis. Ir kas iš esmės skirsis, tai planetų padėtis danguje. Neypatingai stipriai skirsis, bet pakankamai, kad pavyzdžiui, jeigu Venera, kuri yra arčiau Saulės negu Žemė, antroji planeta nuo Saulės, o Žemė trečioji planeta, tai jeigu Venera skrieja tiksliai tarp mūsų ir Saulės, tai mes matome vadinamąjį tranzitą. Venera pereina Saulės disku ir galima matyti mažą taškelį judantį Saulės disku. Tai jeigu žiūrėsim iš Lietuvos, atrodys, kad per vieną Saulės disko dalį Venera praeina, jeigu žiūrėsim iš Brazilijos, matysim, kad per kitą Saulės disko dalį praeina, galbūt iš kur nors ir iš vis nesimatys to tranzito. Ir matant tokius skirtumus, jau galima apskaičiuoti bent jau santykinį atstumą tarp Saulės ir Veneros bei Saulės ir Žemės. Tai yra, kiek arčiau Venera yra prie Saulės negu Žemė. Ir tokie matavimai atskleidė žmonėms, kad atstumas, tarkim, nuo Žemės iki Saulės yra 150 milijonų kilometrų. Milžiniškas atstumas, gerokai didesnis už pačios Žemės dydį ir taip, 17 amžiaus antroji pusė, 18 amžiaus pirmoji pusė žmonės suvokė, koks yra daugiau mažiau Saulės sistemos dydis. Tai buvo viena tokia kosmoso dydžio suvokimo revoliucija. Lygiai taip pat jie suprato, kad iš principo turėtų būti galima išmatuoti paralaksą žvaigždžių, nes Žemė, tarkim, sausio ir Liepos mėnesiais yra priešingose pusėse nuo Saulės. Tai jeigu mes sausio mėnesį žiūrime žvaigždės ir paskui Liepos mėnesį pažiūrime tas pačias žvaigždės, tai turėtume matyti jų padėtis šiek tiek skirtingas, dėl to, kad vienos žvaigždės galbūt yra arčiau mūsų, kitos yra toliau. Bet 17-18 amžiuje, kai buvo bandoma matuoti tos žvaigždžių paralaksus, nepavyko nieko aptikti, nieko išmatuoti nepavyko, atrodė, kad tiek sausio mėnesį, tiek Liepos mėnesį žvaigždės danguje atrodo visiškai vienodai, ir tikrai plika akim tai mes nematysim skirtumo, išskyrus dėl to, kad pasisukęs visas dangaus skliautas yra, bet vienas kitų atžvilgių žvaigždės atrodys esančios ten pat. Tai 18 amžiuje dar taip žmonėms atrodė, tai buvo galvojama, kad gal tikrai ten kažkoks skliautas yra, prie kurio tos žvaigždės prikaltos ir jos visos yra vienodo atstumo. Bet visgi toksai vaizdas atrodė nelabai teisingas ir vėliau gerėjant teleskopams, gerėjant tiesiog jų kokybei ir kartu suteikiamų kosmoso vaizdų kokybei, galiausiai 19 amžiaus pradžioje pavyko išmatuoti atstumus iki žvaigždžių ir tie atstumai pasirodė esantys jau nebe 100 milijonų kilometrų, bet daugiau negu trilijonas kilometrų. 150 milijonų kilometrų tas atstumas tarp Saulės ir Žemės astronomų yra dažnai naudojamas kaip toks atstumo matavimo vienetas, jis tiesiog vadinamas astronominiu vienetu. Atstumas iki artimiausios Saulės žvaigždės, Kentauro Proximus, yra apie 250 000 astronominių vienetų. Tai, žodžiu, ne tiek kartų daugiau už atstumą nuo Žemės iki Saulės, kiek
atstume nuo Žemės iki Saulės yra kilometrų, bet netoli to. Žodžiu, toks milžiniškas atstumas iki žvaigždžių, kokio dar 17 amžiuje, 18 amžiaus pirmoji pusėje niekas įsivaizduoti negalėjo. Bet paaiškėjo, kad tas atstumas yra toksai. Ir tai buvo vienas iš žingsnių atvedęs mus iki supratimo, kad žvaigždės yra tas pats, kas Saulė. Tokią idėją buvo iškėlę dar antikos filosofai, kad galbūt Saulė čia šviečia, šildo ir mums teikia gyvybę, tai gal kitos žvaigždės irgi yra labai toli, bet labai didelės irgi šviečia, šildo ir aplinkės kokią nors pasaulį. Na, bet tai buvo tiesiog filosofinė idėja, galima sakyti. 19 amžiaus pradžioje tai tapo visiškai realybė, mokslo pripažįstama ir galimų mokslo tyrimo objektų. O kaipgi tas žvaigždės tirti? Ir čia vėl prieiname prie to paties Izaoko Niutono, kuris to paties 17 amžiaus antroje pusėje, tarp įvairių eksperimentų, kurias darė, jis paėmė tamsiam kambarį pro nedidelę skylutę įleido saulės spindulius ir priešais tą skylutę pridėjo stiklinę prizmę. Pridėjęs stiklinę prizmę pamatė, kad saulės spindulys išsiskaido į vaivorykštę. Ir kad tiesiog balta šviesa išsisklaido į vaivorykštę. Ir taip suprato, įrodė, kad balta šviesa iš tiesų yra įvairių skirtingų spalvų junginys. Bet netruko mokslininkai suprasti, kad jeigu šviesa taip, jeigu ta balta šviesa turi savyje informacijos apie įvairias skirtingas spalvas, tai galbūt jį turi informacijos ir apie tai, iš kur ta šviesa sklinda, koks dalykas tą šviesą skleidžia. Čia vėlgi išsivystymui šitos mokslinės idėjas vėlgi prireikė daugiau nei 100 metų ir 19 amžiaus pradžioje tapo įmanoma sistemingai nagrinėti tas vaivorykštes. Tas sistemingas nagrinėjimas buvo reikšmingas tuo, kad jis leido išmatuoti tam tikrą prasme, kokia ta vaivorykštė yra iš kažkokios šviesos ir pamatyti, kad ne visos vaivorykštės yra vienodos. Išsklaidžius tą saulės šviesą ir ją tiksliai išmatavus vaivorykštę, pastebime, kad taip yra visos vaivorykštės spalvos, bet yra ne vien jos. Ir kai kuriuose vietose tiesiog atrodo, kad šviesos nėra. Tarpai tokie vaivorykštė. Čia jie ir yra pavaizduoti visą vaivorykštę, kokią gautume išsklaidę saulės šviesą. Ir įvairios tamsios linijos. Vienos stipresnės, ryškesnės, juodesnės, kitos blankesnės, bet jų daug visokių yra. Jos vadinamos Fraunhoferio linijomis, nes 19 amžiaus pradžioje toks vokiečių mokslininkas Wilhelmas Fraunhoferis pirmasis sistematiškai ėmė tirti būtent saulės šviesą tokią, taip išsklaidyta šviesa vadinama spektru. Žodžiu, saulės spektrą pradėjo tirti, bet tuo pačiu metu mokslininkai ėmėsi tirti ir daugybės žemiškų substancijų skleidžiamą šviesą. Na, jeigu paimam kokią nors degę medžiagą, tarkim, medį tiesiog, malką paimam, uždegam ir tą liepsną sklindančią irgi taip pat galime išskleisti į vaivorykštę, išmatuoti ir ten pamatyti kitokias linijas. Ir jie netruko suprasti, kad kiekvienas cheminis elementas turi savitas linijas ir skleidžia kažkokią šviesą su savitomis linijomis. Netruko jie suprasti ir tai, kad šitos linijos atsiranda dėl to, kad tam tikri cheminiai elementai, jie ne tik skleidžia šviesą, bet jie ir sugeria šviesą ir jie ypatingai gerai sugeria šviesą specifinių bangos ilgių. Labai konkrečios spalvos šviesą, tokių konkrečiose vietose vaivorykštės esančią šviesą, įvairūs elementai labai gerai sugeria. Taigi, jeigu paimsime, tarkim, indą, jį pripildysime kokiu nors dujų, pavyzdžiui, vandenilio dujų, ir pašviesime ryškia šviesa iš už to indo,
tai priešais indą padėtas spektrografas, tai yra prietaisas tokiems spektrams matuoti, jis pamatys spektrą su įvairiomis tamsiomis linijomis, nes tos dujos sugers dalį sklindančios šviesos. Iš kitos pusės, jeigu įkaitinsime labai tas pačias dujas, tai jos jau jums pačios švitėti ir jos jums kaip tik švitėti ryškiau ties tomis pačiomis vietomis, ties ta pačia šviesa, kurią dar ką tik būdamos šaltos sugėrė. Ir tokiu būdu atrastas būdas identifikuoti, kokias medžiagas mes turime. Jeigu turim kažkokią nežinomą substanciją, tai galime ją, pavyzdžiui, sudeginti ir pažiūrėti, kokia šviesa gaunasi ir tada galbūt žinosime, atpažinsime, kokia tai substancija. Na, aišku, sudeginę mes neteksime pačios substancijos, bet gal užteks tik tai nedidelį jos gabaliuką sudeginti ir taip identifikuoti, iš kokios medžiagos kažkas yra padaryta. Tokia galimybė, aišku, atvėrė daugybę kelių vystytis medžiagų mokslui įvairiausiam, chemijai, chemijos pramoniai ir taip toliau, bet kartu ir astronomijai suteikia labai daug naujų galimybių, nes atsirado galimybė nukreipti spektroskopus, prijungti prie teleskopų, kuriuos jau galima nukreipti į įvairias žvaigždės ir tada matuoti, koks kitų žvaigždžių spektras, ar jis panašus į Saulės, ar skiriasi, ar jos kažkas yra visai kitokio negu Saulė, ar ne. Ir paaiškėjo, kad šiaip žvaigždės, turbūt tikrai yra kažkas tokio kaip Saulė, nes kiekviena skleidžia šviesą, kuri išsisklaido į spektrą, tačiau kiekvienos žvaigždės spektras šiek tiek kitoks. Čia pavyzdžiai tiesiog, kiek čia, 10 žvaigždžių, kurios kiekviena atitinka tam tikrą charakteringą žvaigždžių tipą, nes jas pagal savo spektrą galima sugrupuoti, surikiuoti į įvairias rūšis ar tipus žvaigždžių, ar kaip mokslininkai vadina žvaigždžių spektrinės klases. Na ir matome, kad skirtingos žvaigždės, tiesiog jeigu jų spektrą išskleidžiam nuo mėlynos iki raudonos šviesos, tai tų skirtingų klasių spektras šiek tiek skiriasi visų, nors yra panašumų, kai kurios pritamsėjimus galima pamatyti skirtingo tipo žvaigždėse, bet kiekvienam iš šitų tipų vis skirtingi tie pritamsėjimai yra. Na ir tai užminė mįslę, kaip čia taip, kodėl atrodytų vos ne kiekviena žvaigždė vis šiek tiek skirtingą spektrą turi. Kaip čia taip gali būti, ar kiekviena iš jų susideda iš kažkokių visai skirtingų elementų, juo labiau, kad kai kurių iš šitų spektro linijų jokiose žemiškose elementuose nieką, ką Žemėje turim deginant, nepavykdavo rasti. Tai tada, kilo klausimas, gal čia kažkaip taip yra, kad iš tiesų nėra kaip danguje, taip ir Žemėje. Galbūt kosmose elementai kažkokie cheminiai egzistuojantis visiškai kitokie yra negu Žemėje, kad egzistuoja. Kaip čia gali būti? Na ir kurį laiką, taip va 19 amžiaus antroje pusėje, tai buvo toksai gana svarbus ir reikšmingas klausimas ir neaiškumas astronomams. Laikui bėgant ir vis geriau matuojant tos spektrus, kaip minėjau, pavyko žvaigždės suklasifikuoti kažkiek. Vėlgi, tų klasifikacijų buvo įvairių, pagal vieną iš jų berods virš 20 spektrinių klasių buvo sugalvota, nustatyta, pagal kitą ten gal tik tai 5, vieni vienokiais kriterijais remdamėsi, kiti kitokiais kriterijais remdamėsi žvaigždės bandė klasifikuoti. Taigi atrodė, kad daug neaiškumų, klausimų tikrai daugiau negu atsakymų. Kol į sceną įžengia štai šita moteris, Cecilija Payne-Gaposchkin. Tuo metu buvo tik tai Cecilija Payne, Britė, mergina iš ganėtinai pasiturinčios šeimos, pakankamai pasiturinčios, kad tėvai galėjo leisti ją į mokslus ne tik į mokyklą, bet ir į universitetą. Ir 1920 berods metais jie
pataikiau užeiti Kembridžo universitete į vieno garsaus astronomo Sir Arturo Eddingtono paskaitą, kuris pasakojo apie savo neseną ekspediciją stebėti Saulės užtemimą. Ir ją taip sužavėjo astronomija, kad ji nusprendė, jog čia yra tai, ką aš noriu daryti visą gyvenimą. Kembridžo universitetas tuo metu sakė, kad ne, kur jau, kaip čia dabar suprasti moteris universitete, taigi baisu, visi vyrai turbūt išprotės, tai, žodžiu, priimti jos nenorėjo. Kiti garsūs britiški universitetai, ypač tokiuose srityse kaip astronomija, irgi apie moterų priėmimą net kalbos nebuvo. Tai Cecilija Payne nenuleido rankų ir su kelių kitų astronomų pagalba sugebėjo gauti finansavimą vykti studijuoti Jungtines Valstijas į Harvardo universitetą, kur jau priėmė ją studijuoti, nors taip irgi pro pirštus žiūrėdami ir galvodami, kad čia nieko turbūt nebus, bet jeigu mergina atsiveža savo pinigus ir nori klausytis astronomijos, tai galima jai leisti. Ir jinai pradėjo mokytis, studijuoti. Jos amžininkai šneka, kad buvo turbūt viena iš gabiausių studentų tais laikais Harvarde. Ir netrukus susidomėjo to klausimą apie tai, kodėl žvaigždžių spektrai yra skirtingi ir ėmė aiškintis, kaip čia taip galėtų būti. Labai daug stebėjimų darė ir analizavo pačius stebėjimų duomenis, tai yra tos žvaigždžių spektrus, bet kartu gilinosi ir į galimus teorinius paaiškinimus. Vienas iš dalykų, ką jie atrado ir suprato, kad čia gali būti raktas, tai buvo indų mokslininko Mehnado Sahos visiškai neseniai paskelbtas teorinis modelis apie cheminių elementų ionizaciją. Ionizacija yra toksai reiškinys, kai nuo atomo yra atplėšiamas vienas arba daugiau elektronų ir atomas virsta jonu. Tai yra teigiamą krūvį turinčią dalelę, elektronas yra neigiamą krūvį turinti dalelę. Jau kiek anksčiau buvo žinoma, kad jonai spinduliuoja ir sugeria šiek tiek skirtingą šviesą negu neutralūs atomai. Žodžiu, jeigu, tarkim, paimsim anglies atomą, anglies atomas turi 6 elektronus ir atplėšime nuo jo vieną elektroną, tai jo spektras pasikeis. Bet ką Saha teorija leido apskaičiuoti, tai kad priklausomai nuo terpės temperatūros, tarkim nuo dujų temperatūros, skirtingi elementai bus skirtingai stipriai ionizuoti. Ir skirtingi elementai, jų skirtinga ionizacija reiškia, kad pasikeis ir tų linijų spektre kiekiai skirtingi. Ta galima pavaizduoti tokia diagrama, schema, kurios viršuje yra pažymėta temperatūra. Temperatūra yra kelvinais, bet kai tokia aukšta, tai Celsijaus laipsnių yra maždaug tiek pat, nes kelvino temperatūra yra tiesiog Celsijaus temperatūra plus 273 laipsniai. Tai iš šitų skaičių atėmus po 273, jie neipatingai daug pasikeis. O raidės ant kreivų jos žymi tiesiog įvairius elementus ir jų skirtingus ionizacijos laipsnius. Tai romėniškas vienetas reiškia neutralų atomą, romėniškas dvejetas reiškia vieno elektrono netekusi atomą, trejetas 2 elektronų netekusi atomą ir taip toliau. Ir čia yra praktiškai atkartoti Cecilijos Payne skaičiavimai apie tai, kaip kokio stiprumo linijas mes tikėtumėmės matyti dujose, kurių temperatūra yra tokia skirtinga, kaip tenai pavaizduota viršuje, o apačioje yra pažymėtos žvaigždžių spektrinės klasės. Nes Cecilija Payne suprato, kad žvaigždžių spektrinės klasės yra tiesiog jų temperatūra. Ir priklausomai nuo temperatūros, jeigu, pavyzdžiui, žvaigždė yra santykinai šalta, tai M spektrinė klasė,
tai tenai matysime, tarkim, titano oksido molekulių spektro linijas, taip pat matysime galbūt neutralaus kalcio, galbūt šiek tiek jonizuoto kalcio spektro linijas, bet jeigu temperatūra pakils aukštesnė, tai tada matysime vandenilio spektro linijas, jeigu dar aukštesnė, prie pačių karščiausių žvaigždžių, tai vandenilio spektro net nebematysime, nes vandenilis, kuris turi tik tai vieną elektroną, jis to elektrono neteks ir jau pavienis protonas jis iš viso praktiškai nieko nei sugeria, nei spinduliuoja, bet matysime įvairaus pobūdžio helio spektro linijas. Ir šitas modelis, kurį Cecilia Payne per maždaug 5 metus išvystė, jis paaiškino praktiškai viską, ką mes matome, bent jau tuo metu, ką matėme žvaigždžių spektruose. Kai Cecilia Payne šitos dalykus suskaičiavo, ji pastebėjo, kad visose žvaigždėse faktiškai, kurias jinai tik tai gali nagrinėti, kurių spektrus tik tai randa, o ypač tose žvaigždėse, kurių temperatūros yra tarp kokių 5000 ir 25 000 laipsnių, jose yra labai daug vandenilio. Ir tai buvo netikėta, nes Žemėje, pavyzdžiui, vandenilio nėra daug. Mes jo randame, taip, mūsų kūnuose daugybėje molekulių, tas vandenilis figūruoja, aišku, vandenyje, vanduo yra 2 vandeniliai ir deguonis. Bet jis va taip molekulės yra šiaip vandenilio dujų kažkokių, vėlgi, jų būna Žemėje, bet tikrai nedaug. O štai žvaigždėse atrodo labai daug. Kaip čia taip? Vėlgi, manėm, kad kaip danguje, taip ir Žemėje. Ir atrodė, jau čia ateina kažkoks paaiškinimas, kad kaip danguje, taip ir Žemėje. Tie patys cheminiai elementai, tik tai įvairiai skirtingai jonizuoti, jie gali mums paaiškinti, kaip tie žvaigždžių spektrai susideda. Bet iš kur čia tiek daug vandenilio? Ir ne tik vandenilio, bet ir helio labai daug. O helio Žemėje apskritai beveik nėra niekur, nes helios su niekuo nereaguoja. Jis tokios yra keistos dujos, kur praktiškai jokių molekulių neformuoja. Vadinasi, to helio apskritai Žemėje beveik nėra. Ir to meto astronomai laikėsi nuomonės, kad žvaigždžių cheminė sudėtis yra panaši kaip ir Žemės. Jau anksčiau stebint Saulę, būtent, akivaizdu, kad Saulę mes galim nagrinėti daug detaliau negu bet kurią kitą žvaigždę, tai Saulės spektras buvo daug detaliau išnagrinėtas ir buvo identifikuotos kai kurios spektro linijos, kad jos ten atitinka, pavyzdžiui, geležį arba deguonį arba silicį, ir iš tų linijų stiprumo buvo nustatyta, kiek santykinai maždaug šitų elementų turėjo būti Saulėje, ir pasirodė, kad jų gausa panašiai yra į tai, ką mes randam Žemės Plutoje. Tai atrodė, valio, taip, Saulė susideda iš to paties, iš kur Žemė. Cecilia Payne atėjo ir sakė, ne, Saulė iš tiesų yra vandenilis plus helis, ir dar maždaug 0,1%, tai yra 1 iš 1000 atomų sudarančių Saulę yra kažkokio kito cheminio elemento. Astronomai visus juos vadina metalais. Mes tokie keisti padarai esame, mums anglis yra metalas, neonas yra metalas, kaip ir geležis. Bet čia jau teks atleisti. Bet jeigu žiūrim į tuos metalus vien, tai yra pamirštam vandenilį ir helį, tai tada sudėti gaunam tokią, kad deguonies labai daug, anglies daug, azoto, neono, net kai kurių kitų elementų išmatuojami kiekiai yra, kitų labai mažai. Mes štai tokią sandarą turim. Žemės pluta yra didžioji dalis deguonis, taip pat silicis. Jeigu pridėtumėm biosferą prie šito, tai ir anglies labai daug atsirastų, nes anglis pagrindai yra biosfera, gyvose organizmuose sutelkta, o ne plutonė mineralas. Bet, Cecilia Payne atrado, kad žvaigždės visgi yra netokios. 1925 metais įgynėsi daktaro disertaciją, bet prieš ginantis daktaro disertaciją, jos vadovas, kurio pavardės dabar neatsimenu, bet ir nereikia, pasakė ją, įkalbėjo, kad tu gal
nesakyk, kad ten iš vandenilio ir helios susideda žvaigždės, nes niekas nepatikės ir turbūt neduos tau daktaro laipsnio už tokių erezijų skleidimą. Tai ji kažkaip taip disertacijoje išvadas pakeitė, kad, matome tokius rezultatus, bet išvadų tokių nedarom, kokios akivaizdžiai šitų rezultatų matosi, o pasiliekam prie religinės dogmos tuometinės. Ir taip jos disertacija atrodė, tačiau per maždaug 5 vėlesnius metus apsivertė visiškai supratimas ir suvokia, kad čia yra esminis svarbus išaiškinimas, kaip žvaigždžių spektrai susideda. Astronomai pradėjo tą rimtai žiūrėti ir pripažino, kad žvaigždės tikrai susideda iš vandenilio ir helio. Cecilija Payne, vėliau ištekėjusi ir tapusi Cecilija Payne-Gaposchkin, ji toliau darė labai ilgą ir reikšmingą karjerą astronomijoje. Ji buvo pirmoji iš Harvardo diplomą gavusi astronomė moteris ir vėliau pirmoji Harvardo astronomijos profesorė moteris. Ir šiaip padėjo labai stiprų pagrindą būtent žvaigždžių tyrimams, kuris reikšmingas buvo dar daug dešimtmečių po to. Dabar pereikim prie kito atradimo, kuris labiau susijęs su tuo, apie ką pradžioje šnekėjau, apie tai, koks yra visatos dydis. Taigi XIX amžiaus pirmoje pusėje, išmatavus pirmųjų žvaigždžių paralaksus, visatos dydis, mūsų suprantamas visatos dydis, prasiplėtė nuo 100 milijonų kilometrų bent 100 tūkstančių kartų, šiaip tai ir milijonus ir daugiau kartų, nes vis gerėjant stebėjimams pavyko išmatuoti vis daugiau žvaigždžių paralaksų ir paaiškėjo, kad tik tai artimiausios žvaigždės yra ten už tų kelių 100 tūkstančių šviesmečių, o kitos yra dar daug toliau. Tada įvestas dar vienas, vėlgi astronomų įprastai naudojamas atstumo matavimo vienetas, tai yra parsekas, nuo žodžio paralakso sekundė. Tai yra vienas parsekas yra toks atstumas, kuriuo esančio objekto paralaksas, tai yra padėties danguje pokytis per metus sudarytų 1 lanko sekundę. Pilną apskritimą sudaro 360 laipsnių, 1 laipsnį 60 minučių, 1 minutę 60 sekundžių. Taigi 1 lanko sekundė yra 1/3600 dalis nuo 1 laipsnio. Mėnulio pilnatis ir Saulės diskas danguje yra maždaug po 0,5 laipsnio arba 1800 lanko sekundžių. Tai galim įsivaizduoti, kad 1 ta lanko sekundė yra labai labai mažai. Plika akim tikrai nematom, nebūtų pastebimas toks paralaksas, tačiau per teleskopus jau tapo įmanoma įžiūrėti. Ir štai 1 parsekas yra mažiau negu atstumas iki artimiausios žvaigždės. Artimiausia žvaigždė yra maždaug už 1,3 parseko, ta Kentauro Proxima. Kaip minėjau, tai 1,3 parseko yra apie 250 tūkstančių šviesmečių. 1 parsekas yra vos daugiau negu 200 šviesmečių, astronominių vienetų, atsiprašau. Artimiausia žvaigždė vos daugiau nei už maždaug 250 tūkstančių astronominių vienetų, o 1 parsekas gaunasi vos daugiau negu 200 tūkstančių astronominių vienetų. Astronominis vienetas, priminsiu, 150 milijonų kilometrų. Turint omeny, kad mes kalbam apie dydžius, kurie čia 100 milijonų, tada milijardai, trilijonai kilometrų, nekeista, kad yra poreikis kitokiems matavimo vienetams, kad nereikėtų tų milijardų ir trilijonų visą laiką prisiminti. Taigi, XIX amžiuje mūsų supratimas apie visatos dydį išsiplečia iki parsekų, 10 ir 100 parsekų. Bet tai nebuvo pirmieji bandymai suvokti, kokia yra mūsų paukščių tako galaktikos struktūra. Dar 18 amžiaus pabaigoje britų astronomas Williamas Herschelis, daręs daugybę žvaigždžių stebėjimų, jis bandė sudėlioti vaizdą, kokia galėtų būti to paukščių tako struktūra. Vienas dalykas, ką ir plika akim stebint galima suprasti, kad greičiausiai
ta struktūra yra kažkokia paplokščia, nes matome paukščių tako juostą ir pro teleskopą pažiūrėjus pasimato, kad tas balzganas šiltėjimas yra daugybės blausių žvaigždžių šviesa susiliejusi į vientisą vaizdą. Ir kadangi matome juostą, tai suprantam, kad tai yra greičiausiai kažkoks diskas arba žiedas, kuris supa mūsų Saulės sistemą ir jame yra daug daugiau žvaigždžių negu toli nuo jo. Taigi priėmęs tai, kad paukščių takas yra daugiau mažiau diskas, ar bent jau paplokščia struktūra, Heršelis tiesiog skirtingomis kryptimis žiūrėjo, kiek tų žvaigždžių matosi ir iki kokio blausumo žvaigždės matosi. Ir padarė tokias dvi labai paprastas prielaidas, kad viena, kad visos žvaigždės iš tiesų šviečia labai panašiai, ir antra, kad žvaigždės blausesnės atrodo tiesiog dėl to, kad yra toliau nuo mūsų. Sudarė štai tokį paukščių tako erdvėlapį, sakykim. Tai ne žvaigždėlapis, ne bandymas pavaizduoti, ką mes matome dangaus skliaute, bet jau bandymas pavaizduoti kažkokią trimatę struktūrą tos galaktikos, kurioje mes esame. Čia, ta ryškesnė žvaigždelė, yra mūsų Saulė. Kaip matom, visai netoli centro, kai kuriomis kryptimis atrodo tų žvaigždžių daugiau, toliau jos tęsiasi, kitomis kryptimis mažiau. Jeigu esat matę kur nors dabartinius paukščių tako galaktikos atvaizdus, tai turbūt suprantat, kad čia yra labai toli nuo to, kaip mes dabar suprantam galaktiką. O jeigu uždėsim tą Heršelio nupieštą vaizdą ant dabartinio galaktikos vaizdo, tai jis bus kažkur čia kaip geltonai išpaišyta. Klausimas, kodėlgi taip? Kodėl Heršeliui taip labai nepavyko pagauti tikrojo galaktikos vaizdą? Ir atsakymas yra, kad abi jo padarytos prielaidos buvo labai neteisingos. Tai pirmoji prielaida, kad visos žvaigždės šviečia panašiai, yra labai neteisinga, kaip jau matėm, žvaigždės yra labai skirtingų temperatūrų, o kuo karštesnė žvaigždė, tuo jie ryškiau šviečia, bet to jų ir dydžiai skiriasi. Taip kad žvaigždžių šviesiai varijuoja nuo mažiau nei 1/10 tūkstantosios Saulės šviesio iki daugiau negu milijono Saulės šviesių. Tai, žodžiu, 10 milijardų kartų skiriasi blausiausių ir ryškiausių žvaigždžių šviesiai, tai yra kiek jos švyti pačios iš savęs. Kita priežastis, kodėl jo gautas vaizdas toks tolimas nuo realybės, yra ta, kad jis galvojo, kad žvaigždės atrodo blausios tik todėl, kad yra toliau nuo mūsų, ir jeigu kur nors kryptim žvaigždžių nesimato, tai ten jų ir nėra. Iš tiesų, galaktikoje be žvaigždžių dar yra daug dujų ir dulkių, o dulkės labai gerai sugeria regimąją spinduliuotę. Dėl to, tarkim, paukščių tako juostoje mes galim matyti įvairias tamsias draskymas, tai ten yra dulkių linijos, dulkių sankopos, kurios labai efektyviai užstoja už jų esančių žvaigždžių spinduliuotę. Ir tai, ką Heršelis matė, yra tik tai tos žvaigždės, kurių spinduliuotė prasiskverbia iki mūsų pro dulkis. Kai kuriomis kryptimis ta spinduliuotė prasiskverbia iš toliau, jeigu ta kryptimi tiesiog yra mažiau dulkių, kitomis kryptimis daug arčiau ta spinduliuotė jau sugeria dulkes, kaip pavyzdžiui, žiūrint galaktikos centro kryptimi, kur yra didžiausios sankopos tiek ir žvaigždžių, bet taip pat ir dulkių. Taigi, Heršelis, aišku, tą savo erdvėlapį paišė tada, kai nei vienas žvaigždės paralaksas nebuvo išmatuotas. Vėliau išmatavus žvaigždžių paralaksus atsirado galimybė ir nustatyti, kiek iš tiesų ryškiai šviečia. Ir tada pradėjo astronomai suprasti, kad žvaigždės yra daug įvairesnės negu manėme iki tol. Ir kartu pradėjo suprasti, koks yra tos galaktikos dydis. Bet taip pat dar jau ir 17 amžiuje, bet labiau 18 amžiuje, astronomai pradėjo pastebėti, kad nakties danguje matome ne vien žvaigždės, ir čia kalba eina ne tik apie dujas ar dulkes, kurių egzistavimas iš viso tik tai 20 amžiaus pačioje pradžioje patvirtintas.
bet apie įvairius ūkus. Tarkim, tas pats Heršelis 18 amžiuje paišė tokį vieną ūką. Vėliau, pagerėjus teleskopams, vokietis Rose 1845 metais tą patį ūką nupaišė šitaip, po 5 metų nupaišė šitaip, na, o šiais laikais jau nuotrauka to paties ūko atrodo šitaip. Dabar tai mes žinome ir turbūt nemažai jūsų gali iškart pasakyti, kas čia yra, bet tuometiniai astronomai, ypač tokie kaip Heršelis, mato kažkokius blėnis danguje, kažkokie debesys ar dar kažkas, kurie naktis iš nakties ten pat yra, vadinasi, tai ne meteorologinis reiškinys, tai kažkas kosmose, bet tikrai ne žvaigždė. Bet kas tai yra, neturi jokio supratimo, ypač kai per teleskopą matosi tik tai kažkoks toks vaizdas ir toli gražu ne toks detalus kaip dabartinėse nuotraukose. Juo labiau, kad padaryti nuotraukos neįmanoma, nes fotografija dar neišrasta, taip kad belieka tik tai prikišus akį prie teleskopo žiūrėti ir bandyti ant popieriaus nupaišyti, ką tenai matai. O naktį stebi, lempą pasišviesti negalima, nes tada nebematysi per teleskopą, tai tamsoje reikia paišyti, sudėtinga. Tai taip ir gaunasi, kad Rose 45 metais mato ūką šitaip, po 5 metų atrodo jau šitaip, atrodo, kad labai pasikeitė, nors ir tas pats ūkas, ir jis ten pat yra, bet atrodo labai skirtingas. Tai mislė, kuriai minti prireikia, tiesą sakant, ne vieno šimtmečio. Tam pačiam 18 amžiuje prancūzas astronomas Charles Messier, kuris buvo kometų medžiotojas, tai yra jis daug laiko praleido ieškodamas naujų kometų įvairių, suprato, kad tie visokie ūkai jam trukdo kometų ieškoti, nes vieną naktį pasižiūrė ir galvoja, o, kometą pamačiau. Kitą naktį pasižiūrė, ne, ten pat danguje negali būti, kometos taip nesielgia. Dar ten 3, 4, 5 naktį po mėnesio, po 2 žiūrė, vis dar ten pat yra. Tai vadinasi ne kometa, vadinasi ūkas. Ir jis sudarė pirmąjį nežvaigždinio objektų katalogą. Jis vadinamas Messier katalogu, jame yra 110 objektų, štai čia yra jų visų modernios nuotraukos. Ir iš pirmo žvilgsnio matosi, kad tai yra gana įvairūs objektai. Ten viršui galima šitose nuotraukose nesunkiai žiūrėti, kad tai yra daugybės žvaigždžių telkinukai. Kiti, kai kurie objektai, šitas M51 yra tas pats, ką rodžiau šitoj skaidrėje, vadinamas sūkurio ūkas. Tai tokie kaip šitas, arba M61, arba M31, geriau įsižiūrėjus, turi įvairias struktūras, tokias kaip, pavyzdžiui, spirales, tai jie buvo pavadinti spiraliniais ūkais, kiti dar kitokius pavadinimus įgijo laikui bėgant. Na, bet Messier katalogas, nors sudarytas visiškai nesuprantant, kokia prigimtis yra šitų objektų, jis turi vieną labai įdomią savybę ir labai naudingą ir mėgstamą astronomų mėgėjų savybę, kad visi šitie ūkai yra ganėtinai ryškūs, nes jie matėsi per Charles Messier turimą teleskopą, kuris pagal šiandieninius standartus buvo labai mažytis ir labai prastas. Tai šiais laikais praktiškai net ir su pradedančio astronomo mėgėjo lengvai nusiperkamu teleskopu visus šitos objektus nakties danguje įmanoma įžiūrėti. Taigi astronomai mėgėjai labai mėgsta daryti Messier maratonus, kad per vieną naktį stengiasi pagauti ir pamatyti kuo daugiau šitų objektų. Iš principo įmanoma tam tikrų laikų per metus įmanoma per vieną naktį visus šitos objektus pamatyti, bet tai šiaip labai sudėtinga. Taigi, bet nuo to, kad Messier tą katalogą sudarė, aišku, niekas nepaaiškėjo, iš kur čia, kas čia per ūkai ir kokia jų prigimtis. Tokie pastebėjimai, kaip minėti Rose daryti piešiniai, kuriuose atrodo, kad tas ūkas keičiasi,
lyg ir vertė astronomus galvoti, kad visi šitie aukai, yra čia kažkas tam pačiam paukščių take, tokiu atstumu kaip žvaigždės, gal ten 10 ar 100 parsekų atstumu kažkokie telkiniai, kai kuriuose iš jų jau buvo išskiriamos žvaigždės, tai turbūt čia žvaigždžių sankaupos kažkokios, kurios taip įvairiai sukasi, formuoja struktūras ir dar kažkaip mes netgi galim matyti, kaip jos keičiasi laikui bėgant. Bet tokio požiūrio laikėsi ne visi. Kai kurie astronomai, ne tik astronomai, pradedant nuo, galima sakyti, nuo filosofo Imanuelio Kanto idėjų, jie galvojo, kad bent kai kurie šitų ūkų galbūt yra kitos galaktikos, tai yra objektai panašus savo pobūdžiu į paukščių taką. Ir panašiai kaip anksčiau, keliais šimtais metų anksčiau buvo svarstoma, ar žvaigždės yra kažkas panašaus į Saulę, ar tik tai spingsulės perikautos prie dangaus skliauto, tai XIX amžiaus pabaigoje buvo svarstoma ir diskutuojama, ar kai kurie iš ūkų gali būti kažkas panašaus į paukščių taką, ar tai yra tik tai daug mažesni telkiniai paukščių tako viduje. Prie šito klausimo ir šito neaiškumo prisidėjo ir pirmosios kosmoso nuotraukos, nes fotografija XIX amžiaus antroji pusėje išrasta technologija vėlgi netruko būti pritaikyta astronominiams stebėjimams. Astronominiai stebėjimai vėlgi perėjo nuo to, kad astronomas žiūri pro teleskopo akutę ir paišo tai, ką mato, iki to, kad galima prie teleskopo akutės prijungti fotoaparatą ir nustačiusi pakankamą išlaikymą padaryti jau nuotraukas kažkokias kosminių objektų, pavyzdžiui, tokių kaip ūko M31 arba Andromedos ūko. Pirmoji jo nuotrauka 1888 metai, o gal 6, dabar bijau pameluoti. Bet žodžiu, XIX amžiaus pati pabaiga. Tokiuose nuotraukose jau matėsi, kad čia yra gausybė žvaigždžių, aišku, centrinėje dalyje viskas susilieja, bet pakraščiuose buvo įmanoma išskirti, kad ten yra daugybė žvaigždžių ir kad tikrai daug ko atrodo šitas ūkas panašus į paukščių taką, kaip tuo metu astronomai suprato. Tokios diskusijos privedė iki 1920 metais, tame pačiame jau minėtame Harvardo universitete, įvykusių vadinamų didžiųjų debatų. Harlow Shaplis ir Heberis Curtisas, du tuo meto žymus astronomai, pristatė dvi priešingas stovyklas, priešingas idėjas. Shaplis, kad ūkai, ypač spiraliniai ūkai, yra dideli dariniai, panašus į paukščių taką ir labai toli nuo paukščių tako, kaip tuo metu buvo įvardyjami kaip salos visatos, arba angliškai Island Universe, nes žodis galaktika nelabai buvo vartojamas, arba jis buvo tiesiog visiškai sinonimas žodžiu paukščių takas. O Heberis Curtisas laikėsi priešingos nuomonės, kad šitie spiraliniai ūkai yra paukščių tako dalis, yra kažkokie žvaigždžių telkinukai. Tiek vienas, tiek kitas turėjo argumentų pakankamai reikšmingų, kad astronomų bendruomenė po šitų debatų nepriėjo kažkokios vieningos išvados ir neaiškumas vis dar išliko. Tas neaiškumas liko dar keletą metų, kol kitas astronomas, Edvinas Hubble'as, padarė labai reikšmingą svarbų atradimą, stebėdamas tą patį Andromedos ūką. Tas atradimas yra susijęs su vienu žvaigždžių tipu, vadinamu Cefeideis. Čia yra žvaigždė Cefejo delta, Cefejas tai vienas iš žvaigždynų, Cefejo delta viena iš jo žvaigždžių, kuri buvo pirmoji šito tipo žvaigždė aptikta, o šito tipo žvaigždės reikšmingos ir svarbios yra tuo, kad jų šviesumas laikui bėgant keičiasi.
Šiaip, jeigu žiūrėtume nakties danguje į žvaigždės, tai matytume, kad jos mirga kiekviena. Bet tas mirgėjimas yra tiesiog atmosferinis efektas, kad žvaigždės šviesa, eidama per atmosferą, šiek tiek išsikraipo, pavingiuoja ir kartais mus pasiekia jos truputį daugiau, kartais truputį mažiau. Dėl to toksai mirgėjimas atsiranda. Iš esmės toks pat efektas, kaip jeigu stebėtume kylantį karštą orą, tarkim, virš kokios laužo liepsnos ar ko nors ir už jo mirgėtų vaizdas. Šiek tiek taip žvaigždžių vaizdas irgi dėl to mirga. Bet kai kurios žvaigždės jos kinta iš tiesų. Jų šviesas laikui bėgant keičiasi. Ir Cefėjo deltos ir kitų žvaigždžių vadinamų cefeidėmis šviesumas keičiasi periodiškai, o tas periodas yra labai glaudžiai susijęs su jų maksimaliu šviesiu, kurį pasiekia. Kuo šviesesnė iš tiesų žvaigždė, tuo ilgesnis jos kitimo periodas. Ir kuo glausesnė, tuo trumpesnis kitimo periodas. Tuo metu 20 amžiaus pradžioje mokslininkai nežinojo, kodėl taip yra, bet jie gerai suprato tą ryšį, nes kai kurių cefeidžių paralaksus jau galėjo išmatuoti, vadinasi, galėjo nustatyti atstumą iki jų, o nustatę atstumą iki jų galėjo nustatyti ir koks yra jų tikrasis šviesis ir pamatė, kad yra ryšys tarp tikrojo švieso ir kitimo periodo. Jeigu turim tokį ryšį, tai mums yra labai naudinga, nes išmatavę kokios nors tolimesnės cefeidės kitimo periodą, mes galim iškart pasakyti, koks jos yra tikrasis šviesis. O tai žinodami tikrąjį šviesį ir išmatavę, kiek ryškiai ji šviečia, kiek jos šviesos pasiekia mūsų teleskopus, mes galime nustatyti atstumą iki jos. Vadinasi, atsiranda kitas būdas matuoti atstumus iki žvaigždžių, kuris nebeparemtas geometrija, nebe paralaksų, o tiesiog šita žvaigždžių savybė, kurios mes nesuprantame, bet mes pakankamai gerai suvokiame, koks tas kitimas yra, nors ir nežinom, kodėl jis yra, kad galėtume panaudoti atstumų matavimus. Tokie objektai, kaip cefeidės, astronomų yra vadinami standartinėmis žvakėmis, nes astronomai mėgsta tokius keistus pavadinimus. Bet esmė, kad tai standartinė žvakė, tai bet koks objektas, kurio tikrai šviesį mes galim nustatyti nežinodami atstumo iki jo ir tą panaudoti nustatymui atstumą. Taigi Hubble'as, stebėdamas, nagrinėdamas Andromedos rūko nuotraukas, pastebėjo, kad štai čia jo pakraštyje yra viena žvaigždė, kuri pasirodo kinta. Iš pradžių jis galvojo, kad tai yra nova arba žvaigždės sprogimas, žybsnis, kad vienkartinis sužibimas, kuris paskui išblėsta. Bet vėliau laikui bėgant pamatė, kad jis vis atsikartoja. Taigi jis suprato, kad tai nėra nova, tai yra kintanti žvaigždė. O dar keletą kartų pamatavęs šviesą, suprato, kad jos šviesis kinta būtent taip, kaip cefeidžių. Vadinasi, tai yra cefeidė. Vadinasi, galima nustatyti atstumą iki jos. Ir 1924 metų pačioje pabaigoje, kaip Kalėdų atostogų projektas ar kažkas, jam buvo apskaičiuoti tą atstumą. Skaičiavo ir suskaičiavo, kad tas atstumas yra maždaug 780 tūkstančių parsekų. Atstumas bent keliasdešimt kartų didesnis negu bet kuris kitas, kurį iki tol astronomai žinojo paukščių take. Bent keliasdešimt kartų didesnis negu paukščių tako dydis. Vadinasi, Andromedos rūkas iš tiesų yra ne jos rūkas, o atskira galaktika. Tada Andromedos dydį irgi žinant atstumą galima apskaičiuoti ir paaiškėja, kad tas dydis yra netgi didesnis negu paukščių tako dydis. Bet šitas objektas, šita galaktika yra daug toliau nuo mūsų negu bet kas paukščių take. Šitą atradimą Hubble'as pristatė Harvardo astronomams 1925 metų sausį ir nuo tada prasidėjo užgalaktinės astronomijos era. Staiga mūsų supratimas apie visatos dydį prasiplėtė nuo 100 ar gal 1000 parsekų, tai yra atstumo iki žvaigždžių, kurios galėjom išmatuoti, iki milijonų parsekų, tai yra atstumų iki kitų galaktikų.
Ir netrukus sekė atstumų, panašiai išmatuojami atstumai ir iki kai kurių kitų jau žinomų galaktikų, paaiškėjo, kad jų yra daugybė. Na, o dabar mes žinome, kad visatoje tų galaktikų yra trilijonai. Tai yra daugiau galaktikų visatoje negu žvaigždžių paukščių take. Ir atstumai iki tolimiausių galaktikų jau yra matuojami nebe parsekais, nebe kiloparsakais, tai yra tūkstančiais parsekų, nebe megaparsakais, ne milijonais parsekų, bet gigaparsakais, tai yra milijardais parsekų. Ir štai visas tas supratimas apie kitas galaktikas prasidėjo nuo Hubble atradimo, na, nuo viso šito klausimo apie ūkus ir jų prigimtį, kurį vainikavo Hubble atradimas, paskelbtas 1925 metais. O ką mes dabar... štai, Andromedos vaizdas, ta pirmoji nuotrauka, kurią matėm, tai 1888 metai. Ir dabartinė nuotrauka ir mėgėjiškų teleskopų daryta, na, čia tiesiog galime pamatyti, kiek pagerėjo pačių teleskopų optikos kokybė, tai yra lęšių kokybė ir detektorių, taip pat fotodetektorių kokybė, kad su mažesniu teleskopu, mažesnės skersmens negu 1888 metais, gaunamas daug gražesnis ir detalesnis Andromedos galaktikos vaizdas. Ir dar... jau mane atjungė, supratau. Gerai, tai reikia baigti man šnekėti. Žodžiu, ką mes dabar jau suprantame apie galaktikas, tai kad paukščių takas ir Andromeda, kurios kiekvieną juose supa bent kelios dešimtys mažesnių palydovinių galaktikų, jos sudaro vadinamą vietinę galaktikų grupę, sudaro kai kuriomis kitomis galaktikomis, bet tai yra irgi tik tai mažas gabaliukas visos visatos ir visų galaktikų esančioje. Tačiau Andromeda ir paukščių takas, jie artėja vienas prie kito ir po kelių milijardų metų, gal keliolikos milijardų metų, susidurs ir susijungs ir taps viena galaktika, kurią kai kurie jau krikštija Milkomeda, kaip nors panašiai, nes Milky Way ir Andromeda, tai reikia kaip nors gražiai pavadinti, kaip bus, kaip susijungs. Bet iki šito mes neišgyvensim. O visokių įdomių kosminių atradimų tikrai dar bus ir per tą šimtmetį praėjusi nuo šitų dviejų, nuo Cecilijos Payne disertacijos ir nuo Hubble pranešimo apie kintančią žvaigždę Cepheidą Andromedos suke. Nuo tada per šimtmetį atradimų buvo daugybė ir ne kartą apvertusi mūsų supratimą apie visatos sandarą, apie jos vystymąsi. Ir nebejoju, kad jų bus daugiau, nes ir šiuo metu yra tokių neaiškumų, kurie taip pažiūrėjus šiek tiek primena ir neaiškumus, kuriuos astronomai sprendė prieš 100 metų ir daugiau, vadinasi, ir dabar greičiausiai laukia mūsų visokie perversmai astronomijoje. Ačiū uždėmesi.